Vakar kempas buvo paplūdimy, tai tokia turėjom poilsio, galima sakyti, dieną, nes važiavom paplūdimiu 125 km, kadangi mes važiavom patys pirmi, per klaidą aplenkėm mūsų lydinčios kariuomenės apsaugos automobilį, įšokom į kažkokią karinę zoną, tai ten išbėgo su ginkluotais automatais, tikrint mūsų, ar čia mes galim važiuoti, ar negalim, ir vien dėl to, kad sustojom ne tik jam pamojus, o ten dar pravažiavom kokius 300 metrų, tai pralaikė mūsų gal 15 minučių ant to pliažo. Visa armijos taryba sprendė, ar mus paleisti ir nepaleisti, nes tas, kuris pamojo, neva įsižeidė, kad mes ne taip greitai sustojom. 15 minučių, jam tie nervai matyt nurimo ir mes pajudėjom pliažu toliau iki Mauritanijos sostinės Naukčioto.